Labas rytas, mano vardas Rasa ir ateinu pas jūs kitokiu formatu. Kas mane žino, dažniausiai skaitydavo mano tekstus, susitikdavo realioj erdvėje, akių kontakte ir analizuodavom, spręsdavom, įneždavom, mainydavomis vienas su kitu įžvalgomis tam tikrose situacijose. Šiandien mano debiutas, jaudinuosi. Kaip sako, įvardink iš tikrųjų, kaip tu jautiesi, tačiau niekada nėra tinkamas laikas. Tinkamas laikas tada, kada jauti impulsą, kada norisi, kada esi prisipildžiusi, kada turi ką pasakyti, kada nespaudi, nebelaikai ir nori atiduoti tai, ką tu pati surinkai per savo šios inkarnacijos kelionę, per patirtis, per situacijas, per kontaktą su žmogumi, pasidaryti šventę sau, per save, jums, kaip priminimą, ne kaip pagalba. Aš ne tas žmogus, kuris gelbėja, aš ne tas žmogus, kuris gali prisiimti jūsų emocijas, reakcijas. Aš tik tai tam, kad būti šalia ir jei per šį pokalbį, per šią transliaciją, jūs bent sakinį, bent žodį atrasit, kas jums atliepia ir jei taip truputėlį pasuks, o galima buvo ir taip, nes kas dabar vyksta ir ką aš dabar darau, tai irgi aš sau leidžiu, galiu būti ir tokia, galiu būti visokia, galiu būti visaip, šiam momente galiu būti ir tokia. Ir dabar apie ką mes, nes daug labai jau kelinti metai gaunu užklausų ir nuogastavimų, pasimetimo, ką man daryti. Nes aš prieš 5 metus labai trumpai buvau parašius tokį sakinį, kad prasideda pats linksmiausias laikas, kada bus pamatyta, atskleista, susipažinta, kiek mes patys esame žmonės ir kiek aplink mus yra žmonių. Kokie tikri, atviri, natūralūs, nedirbtini, be melo, be manipulacijos ryšiai yra mūsų pačių sukurti. Mūsų pačių sukurti. Nes viskas, kas vyksta aplink, tai tik dekoracijos, detalės ir kuo daugiau detalių, tuo daugiau nukreipimo dėmesio ir variantų. Tačiau kas prieš akis mus, tai yra mūsų sąmonės kūrinys, mūsų minčių, žodžių, veiksmų, reakcijų rezultatas. Todėl jeigu mes užmerkiam akis, realiai nieko nebelieka, ant ko mes galime pykti, ant ko mes galime išlieti pyktį, ant ko mes galime susierzinti, ant ko mes galime, sakykime, apkaltinti ką, lieka tik aš ir tuštuma. Todėl truputį noriu paprasta kalba, be kažkokios prabangos, truputėlį pateikti mechanizmą, iki kurio pati per daug metų iš stebėtojo pozicijos esu atėjusi iki šio momento. Nėra jokių garantijų, kad tokia mano pozicija bus rytoj. Nėra jokių garantijų, kad tokia pozicija bus už valandos. Nėra jokių garantijų ir neduodu, kad tokia pat pozicija bus vakare. Niekam niekada neduodu jokių garantijų. Žmonės, kurie yra brandus, kurie yra suaugę, jie prisiema atsakomybę. Ir jie žino, kad aš susirenku informaciją, aš atviras išklausyti
tokią įžvalgą ir tokį matymo kampą ir susirinkti savo gėlių puokštę. Aš labai gražiai, man patinka, aš dažnai eisiu per pavyzdžius, tai bus paprasčiau, gal ir per primityvius, tačiau visada, bet kokioj situacijoje, aš savo turiu susikūrus kažkokį pavyzdį, kad nepastrikti, neužstrikti, neužsidepresuoti ir neįkristi, iš kur reikėtų save traukti ilgai. Aš turiu susikūrus savo tokius palyginimus. Kaip sako, būna dažnai sako, ginčuose gimsta tiesa. Galbūt. Ir taip ir ne. Ir tas turi teisės būti, ar ne? Tačiau aš, jeigu yra pokalbis vyksta tarp, sakykime, 5 žmonių, aš tuos žmonės matau kaip gėlių puokštės. Ir niekada nėra tokių, sakykime, griežtų nustatymus iš savęs, kad kažkas turi laimėti, kažkas turi nugalėti. Kiekvienas žmogus yra nuostabi, marga emocijų, minčių, veiksmų, žodžių, garsų visuma. Todėl pokalbyje, jeigu yra atviras, švarus, nuoširdus, įžvalgų ir nuomonių, sakykime, apsikeitimas, aš iš tos kiekvieno žmogaus kaip gėlių puokštės, nes mes jau nuskaitom emociją, energiją, galime paimti iš kiekvieno, galbūt vieną gėlelę, su tam tikra spalva, su tam tikra forma, su tam tikru dydžiu, su tam tikrom, sakykime, lapelių skaičiumi. Iš kito žmogaus gal aš paimsiu jau 2 gėlės. Taip, iš kito galbūt aš nepaimsiu. Jis turi teisę būti su tuo, kas yra, tačiau man pagal mano vertybės šiuo metu man netinka. Ir aš atsisakau priimti. Iš kito paimsiu tokią galbūt įžvalgą, sakinį, žodį, emociją, nuotaiką. Ir tiesiog aš einu per gyvenimą, kuriu savo puokštę. Nėra nei vieno, kuris mūsų erdvėj ir aplinkoj yra netyčia, tarp kitko, atsitiktinai. Kiekvienas yra dėl kažko. Kiekvieną aš pati, kaip siela, užsakiau tam tikrų metu, tam tikrų laiku, tam tikroj situacijai ateiti ir padėti man pražaisti savo gyvenimo scenarijų. Tik tas žmogus gali man suteikti vieną ar kitą patirtį, kur aš pilnai galėsiu per gilį, natūraliai išjausti ir tada arba uždaryti, jeigu jau žinau, kaip viskas sudėliota, padėkoti, pasilikti, su pagarba atsisveikinti arba toliau eiti savo gyvenimo kelionėje. Todėl ir sakau, nei vieno nėra taip, kad ėjo pro šalį, tarp kitko, netyčia, visus aš pirmą įžvalgą sau ir jums, kad viską, ką matau, visą vaizdą, ką matau atsimerkus, tai yra dėl manęs. Visos dekoracijos, visi įrankiai yra dėl manęs. Ir esminis momentas yra ne tai, kaip kas vyksta, mano matomoj erdvėj ir akiratyje ar globaliu mastu. Vienintelis momentas yra tai, kad aš užsimerkus matau, kokią reakciją visą tai iššaukė ir pakėlė manyje. Ir aš padarydama sau
išvadas, persinešu tam tikrą modelį į kitą kontaktą arba taisau, uždarau ir pritaikiau, pasirenku jau kitaip. Tai va, pirmiausia, man labai paprasta kalbėti dėl to, kad aš vaikystėje esu dalyvavusi, vaidinusi teatre, liaudies teatre, man buvo gal kokie 12-13 metų. Teatras buvo labai žinomas ir gautas liaudies teatros Drevinukas mano mieste ir gal buvo ar 5. ar 6. Toksai vaikų būrelis, kuriam buvo suteikta Lietuvos mastu tikrai prestižinis vardas, kur reikia, sakykime, atitikti tam tikrus standartus, praeiti tam tikrą, sakykime, būti tam tikram lygyje, bet tada aš kaip nedrasi antraeilė, sakykime, aš pagrindinių vaidmenų tikrai negaudavau. Tačiau aš dabar tą patį mechanizmą labai paprasta įsivaizduoti, vizualizuoti, nes viskas tai, kas vyksta, vyksta tokiu mastu. Taip, kad mes esam, sakykime, ką jūs matote, yra, sakykime, yra žmogus, aš esu savo centre, ir aplink mane yra žaidimo lenta, arba kitaip, sakykime, tai, ką mes matome realybėje, yra ta erdvė, kurią mes kūriam sąmoningai arba nesąmoningai. Dauguma yra atėję į tą erdvę, kada nuo pat gimimo buvo sakykime taip, auginami, kad žaistume pagal tam tikras taisyklės, kurias mums nustatė kiti ir apie kurias mes visiškai nežinojom. Mes ėjom kaip akli kačiukai, apgraibom metai iš metų ir kažkaip tai krisdavom, kraujuodavom, stodavomės, pykdavom, užbuksuodavom, pastrigdavom ir nesuprasdami, nes visą tai per savo kelionę mes patys turim kažkaip tai kaip lobį atrasti, išpakuoti, suprasti ir dėtis į savo kuprinę ir žingsniuoti toliau, tam tikram sąmoningumo lygyje. Paskui dažniausiai ties kažkuriais metais prasideda, kad žmogus pirmiausia prasideda nuo to, kad pradeda abejoti. Viskas prasideda nuo abejonės ir pradėjimo klausimų kėlimo, nes kažkaip nebesueina kažkaip kontaktas, nebesueina, nes per daug yra investuota ir padaryta tai, kad kuo ilgiau žmogus neusiorientuotų, kuo ilgiau žmogus nepastebėtų, kad visa tai tik tai, ką mes matome, yra iliuzija ir ant tiek investicija padaryta didelė, kad niekur, kuo ilgiau nekiltų abejonės. Tačiau atsitinka taip, kaip atsitinka, kada žmogus susilygioja, kad jisai ne vien tik išorėje, ne vien tik viduje, tačiau jisai jau mato ir save, mato ir išorę, kas vyksta prieš akis, jis pradeda kelti klausimus. Ir aš tik tai noriu šiandien sustoti ties ta vieta, ties tuo klausimu, kada tema tokia būtų, kad klausimynas žmonių, ne pirmi metai, ką man daryti, kaip man elgtis,
kada vieni ar kiti žmonės išeina iš mano gyvenimo. Tai nesvarbu kokioj formoj. Gali būti socialinėje erdvėje, kada pašalina iš draugų, gali būti, kada užblokuoja, gali būti, kada atleidžia iš darbo, gali būti, kada susitinka žmonės, draugai, dingsta vaikystės draugai, gali būti, kada žmonės susipažįsta, vyras ar moteris susipažįsta su žmogumi, užsimezga draugystę, keičiasi statusai ir žmonės dingsta, nukirtę, nieko nepasakė. Atsitinka taip, kad įsijungia tyla. Tada aš tik tai trumpai, iš tikrųjų, kaip ir minėjau, yra žaidimo lenta, kaip be pabandinsi, visatos erdvė, informacinis laukas, galimybių variantai ir esam tik tai mes. Esam tik tai mes su tam tikru bagažu, su tam tikra kuprinė, su tam tikrom atėjusiom programom ir su tam tikru sielos atsineštų scenarijum, kurį, va čia va, pirmas momentas, kurį mes esam pamiršę. Mes tiesiog nežinom, ką mes turim, dėl ko mes atėjom, ką mes turim susirinkti, ką mes turim išjausti, ką mes turim patirti, ar mums to reikia ar nereikia, galbūt tą, ką mes vejamės ir daug metų tam paukojom, atidavėm ir labai sureikšminom, pastoviai einam, galbūt visai šioje inkarnacijoje mums to visiškai nereikia. Suprantat? Ir kiekvienas atsinešęs žmogus turi tam tikrą savo kuprinę, tam tikrą savo, sakykime, programų tokį krepšelį. Ir jisai kiek sąmoningai, kiek nesąmoningai, kiekvienoje situacijoje pražaidžia. Sakykime, yra Onutė, yra, sakykime, kitas žmogus, sakykime, yra aš, yra kaip asmenybė, yra su tam tikru kostiumu, su tam tikru vaidmeniu, su tam tikru vardu. Jis žaidžia savo žaidimą. Ir grįžtų prie to, kaip, sakykime, yra žmonės aplinkui. Grįžtų prie teatro, kada ateina režisierius, yra žmonių salėje žaidžiančių, sakykime, sėdinčių ir laukiančių paskirstančių vaidmenų, yra režisierius su scenarijumi, su numatytais vaidmenimis ir režisierius dažniausiai žino, kam paskirstis ar ne vaidmenis. Ir atsistoja, aktoriai yra pakviečiami, vienas, kitas, trečias, ar ne, yra skirtas spektakliui žmonės ir gauna žmonės scenarijų, skaito ir paskui duoda atsakymą, ar sutinka, ar atsisako šiame žaidime, šiame spektaklyje suvaidinti savo vaidmenį, ar jie geba atlikti tą vaidmenį, kokį siūlo jiems režisierius. Ir tada visi čia žmogiukai, jie ateina į sceną, yra režisierius, ateina į sceną, jie žaidžia žaidimą, jie žaidžia spektaklį, jie galbūt realiame gyvenime, kas draugauja, kas nesutarė, kas ignoruoja vienas kitą, tačiau duoti vaidmenis jie puikiausiai atlieka scenoje. Kažkur, sakykime, pajokauja, kažkur natūraliai supyksta, nes jiem natūralu, nes jie žino, kokie jie yra už scenos ribų, ar ne? Kai kas nusivilkę kostiumus eina, sakykime, toliau pratęsia pažintį, kai kas į skirtingas pusės nesikalba, nes jie ir gyvenime jiem nesutampa, ar ne? Kažkokie turi nuoskaudą, kažkokį pyktį turi. Tačiau scenoje jie kuo puikiausiai atlieka tą vaidmenį, nes jų tai, sakykime, darbas, jų tai kūryba, jų pragyvenimo šaltinis. Ir kas vyksta, kada ši Onutė atėjusi šiame savo pasirinktame skafandre žaidžia savo gyvenimą.
realų gyvenimą. Jinai, kaip ir minėjau, turi savo kuprinę, turi pintinę, persinešta iš gyvenimo į gyvenimą, keičiasi tik jos forma, tik išvaizda, vieną kartą galbūt jinai moteris, galbūt kitą kartą jinai vyras, tačiau kaupiasi ir nešasi savo bagažą, savo turinį, savo nustatymus, savo požiūrį. Ir ateina, turi jinai šiuo metu tam tikrame savo taške, tam tikroje teritorijoje, žemės plote, kažkokiam tam tikra šalis, tam tikra kalba, įžvalga, viskas suformuota taip, kaip duotas vardas, kad jeigu kažkas tai šaukia, jinai atsisuktų ir atsilieptų ir turi jinai savo štai programų rinkinį. Ir prašau, jinai siūlo, jinai prie jos nieko nėra, jinai gyvena savo gyvenimą, einasi taip, kaip einasi. Nes ir štai jinai turi kažkokias programas. Taip, galbūt gelbėtojo programą, galbūt stiprų, sakykime, aukos išreikštą programą. Galbūt, sakykime, dar kažkokią, ar ne, nemeilę savo. Galbūt vienišumo programą. Ir štai jinai pasiūlė tas programas aplinkai, tiems, sakykime, pasąmoniniam lygmenį, turi savo nustatymus, turi savo muziką ir yra aplink ją žmonės, kurie žiūri, kurie eina ir jinai, kuri pati mentališkai sukuria ir pakviečia žaisti jos žaidime, jos spektaklyje. Ir štai, sakykime, kiek čia 1, 2, 3, 4 programos. Ir štai yra, sutinka, pavyzdžiui, yra yra norinčių žmonių vienoj programai sudalyvauti, taip, yra norinčių, štai savanorių kitoj programai sudalyvauti, yra norinčių, sakykime, štai yra dar kita programa, kokia nemeilė savo programa sudalyvauti. Yra dar viena norinčių. Ir štai šie žmonės sutinka su šios onutės sąlygomis, su paskirstytais jiems vaidmenimis. Jie apsvarstė savo gebėjimus iš didelės meilės jai, iš didelio noro pasitarnauti ir užbaigti ir suteikti jai tą patirtį, kokios jai reikia ir kokios jai norisi, jie ateina į jos gyvenimą padėti, nes vienas žmogus, jisai vienas žmogus, tiesiog jisai gali prisifantazuoti niekaip. Mums visos situacijos tik tai kontakte su kitu žmogumi. Tai va, tie žmonės yra savanoriai, kurie jiems sutikus ateina į šio žmogaus informacinį lauką, į situacijas tam tikruose statusiuose, šeimos, darbiniuose, širdies, atlikti tam tikrus veiksmus. Ir prasideda, taip, nuo pat gimimo prasideda gyvenimas. Visi žmonės yra tik tai trigeriai, provokacijos, kaip paaugs, kiek nukris žmogus, kiek praplės savo sąmonę ir kaip susidėlios įvykių grandinėlė jo gyvenime. Jei žmogus eidamas lipa ant to pačio, sakykime, vieną kartą, jeigu užlipo ant grėblio, tai gali būti, sakykime, galbūt atsitiktinumas. Tačiau jeigu keičiasi žmonės, keičiasi situacijos, tačiau reakcijos ir rezultatas galutinis nesikeičia, tai jau yra akloji zona, jau yra grėblys ir neišmokta pamoka, kada tave numeta kartoti per kitus žmonės, per kitą vaizdą, bet per tą pačią emociją, kurią tu turi pamatyti, legalizuoti, priimti ir uždaryti. Viskas tik dėl mūsų.
Jeigu ta pati Onutė pamatė, išsprendė, uždarė programą ir su manim daugiau taip negalima, jinai programa uždaryta, jos daugiau ji nebetrigerina, jos daugiau nebeskaudina, nebežeidžia ir jei nėra, sakykime, jinai nėra pastrigus kančioje, tie žmonės tiesiog išeina iš jos gyvenimo arba pasilieka, bet neduoda tų sąlygų, situacijų, kada jinai turėtų pragyventi vieną ir tą pačią emociją. Labukas, to aš nutraukiu, toliau galėsiu.